Sveiki draugai, sveiki retromanai, sveiki gameriai. Po paskutinio mano video, ten toks ilgas buvo, virš 2 valandų. Tai video pabaigoje užsiminiau apie Xbox'ą atrišimą soft modu. Nu, ta prasme, programiškai. Be lituoklio, be niekur nieko. Nes aš dažniausiai užsiminėjau su lituokliais, visokiausios elektronikas lituoju, atrišinėjau tos Xbox'us ar GH3. Tai šiandien norėčiau ant greitųjų padaryti tokį video apie nulaužimą soft modų. Tai turiu keletą flashų, jau vieną kartą rodžiau apie exploitą, kaip pasileidžia, bet hakeriai nesėdi vietoj, darbuojasi ir parašė naujus exploitus ir kitas versijas. Tai norėčiau ant greitųjų prasinešti šitam video. Čia yra 3 Xbox'ai, jie visi 3 yra neatrišti. Tai šitie 2 yra, kaip matot, super slimai, tai yra Winchesteriai. Jie net neatsiriša, niekada neatsirišdavo. Ir čia vienas jau senesnis nors greičiausiai čia čia S slim, čia Va, tai vienas iš šitų jau buvo video. Greičiausiai va šitas, aš esu net užrašęs. Šitas Winchesteris dalyvavo jau vienam video ir jis yra, jo atrištas yra DVD, ten keitėm plokštę, pačio CD-ROMas buvo atrištas. Tai va, norėčiau padirbėti, pažiūrėti, ar įmanoma viską padaryti tik tais programiškai. Nu, šitam video naudosiu Winchesterį, kuris, nieko su juo nėra daryta, va, net neturi hardo. Viduje 4 gigai, vienas iš pigiausių čia variantų yra, pagamintas 2014 metais, dar yra gamyklinis lipdukas, tai šitą nuo to ir pradėkim. Visi jungiau. Norėčiau panaudoti šitam video kaip ir kažkadaise tuos piratinius kompaktus, kuriuos perdarinėjom šitą DVD, jeigu pamenat. Taigi paimkim bet kokį kompaktėlį iš viršaus, patį pirmą, ir pasileiskim į turėtų pasileisti. Va, išmetė, sako, pasirinkit, kokį naudosit. Šiuo metu intiko nėra. Ir išspjovė lauk. Pabandykim paleisti dar kartelį. Tai va, spjauna lauk, kaip supratot, kad šitas DVD yra netrištas ir Winchesteris, ta prasme, neveikia. Nu, nei konsolė, nei šitas nėra atrištas. Įdėsiu originalų žaidimą. Nu, kažkada jau matėt. Nu, pasileidau. Tai kaip ir viskas aišku, konsolė netrišta. Shutdown ir jungsim abrakadabra flashų. Štai mano pagamintas flashikas, bet čia negaliu įkišti, nes nepatogu labai. Tai pajungsiu per tiesiog elementarų pralgintuvą. Nu ir įsijungim. Tai startavo iš karto bed avatar. Va. Ir dabar reikia palaukti. Kaip ir minėjau, maždaug minutė plius minus, gal mažiau. Turi atsirasti jau šitie avatarai, bet reikia laukti. Čia vat šiuo metu atrišinėja, vyksta exploitas, atrišimo programinis.
Viskas tiesiogiai. Nieko nekeičiu. Va, matėt, atsirado. Taip, atsirakino. Tai tada pasiemam pultą, spaudžiam back. Laukiam. Startavo Aurora. Nieko nedaryti nereikėjo, tiesiog įsidėjom flešą. Žaidimo nėra, tai tiesiog per meniu aš tada juos suvesiu ant greitųjų. Nueinam į content. Čia pasirenkam add, change. Pasirenkam mūsų flešę content. Stovim ant šito, pasirenkam Y. Viskas, tada pasirenkam žemiau 4 užsidedam. Gal užteks ir 3. Ir stovint save. Užseivinam. Tam prasiskanuos toj 10 items, matot, skaičiuoja. Nėra intiko, neranda viršelio, nereikėtų intiko jam paduoti. Tai pasakykim, kad praskanuotojas turėtų pasakyti, kad negaliu. Gal jau galėjo. Gerai, grįžtam atgal. Va, jis jau turi. Nieko žaidimų netrinat. Aš esu įdėjęs vieną šitą dūmą pratestavimui. Tai tiesiog mes jį pasileiskim, patikrinkim. Taip, šito niekada nenaudokit, bed avatarą nenaudokit. Pasimkit kokį nors kitą. Žinoma, sakys, kad nori intiko, sakom, nėra intiko. Taip, kur seivinsim? Seivinam į tą patį. Žaidimas pasileido, išeinam iš žaidimo į Aurorą. Viskas, žaidimas veikia. Dabar situacija kokia? Pabandykim įdėti tą žaidimą, kuris reikalauja trišto įrašančio įrenginio. Merado kompaktas prašo laikyti ilgai mėlyną. Laikom ilgai mėlyną, bet 360 title rašo, reiškia jis netinka, yra netrištas. Nemato, nemokės skaityti, turėtų išspjauti lauk. Va, išspjovė lauk. Tai tada dabar mes paredaguosim truputėlį failiuką. Aš down darau, man reikia flešo. Tai prisijungiau prie kompo, įkėliau į tą patį flešą tokį failiuką.
Man reikia jo pavadinimo. Kopijų. Ir tada launčinį nueisiu prie, kaip minėjau, plugino. Va. Kaip ir kalbėjau praeitam video. Va, mums reikia, kad ir šitą pluginą dar jis pasiimtų. Tai tiesiog uždarom ir užseivinam. Viskas. Paleidžiam vėl tą patį flashą per Xbox'ą. Įjungiu Xbox'ą, prijungęs flashą. Vėl ta pati dainelė. Įjungiam, vėl startavo ta pati programėlė, vėl reikia laukti. Žiūrėkit, bet dabar kaip greitai. Matot, tie atsirado jau. Pirmą kartą tiesiog buvo ilgiau, kur jūs palaukėt, minutę ar dvi teko jums palaukti. Dabar žiūrėkit, čia keletą sekundžių net. Viskas. Dabar einam vėl. Spaudžiam back. Įsileidžia mūsų Aurora. Va, startavo Aurora. Dabar įdėkim vėl tą patį diską. Ten rašė 360 title. Žiūrėkit, rado, matot, Harry Potterį. Taigi laikom ilgai šitą. Launching. Va, žiūrėkit, pasileido nulaužtas. Nereikia atrakinėti šito. Viskas. Jūs darykit, ką norit. Pasidarot vieną tokį flešiuką. Štai. Įdėjot. Pradžioj palauksit ilgiau truputėlį. Ir galėsit naudotis. Maža to, veikia žaidimai tiesiai iš flešo. Tačiau situacija yra kitokia. Pabandykime mes viską susimesti į hardą. Šitoj situacijoje. Beje, tuoj išeisiu iš... Nueikim į sistemą. Pačioj pradžioj nepamirškit, tuoj parodysiu pagrindinį dalyką. Prieš visą šitą, ką jūs darot, reikia būtinai pasižiūrėkit, kad būtų jūsų System Info, va šitoks. Dashboardas būtų šitokia versija. Būtų šita versija. Po to kitas dalykas svarbiausias. Back. Čia tas kompaktas liko, matot? Net čia jau yra, kai atsirišo. Dar yra profiluose jūsų turi būti nuimta autologinas. Nuimkit autologiną, kad nebūtų. Ir viskas. Taip, dabar tada pasižaiskim su Xbox'u, kuris netrištas ir turi hardą savyje. Čia yra netrištas, laivą mato. Tai aš iš jo išsimsiu hardą 200 pm ir įsidėsiu į tą pačią konsolę, kur mes dabar čia žaidėm. Yra kita šalia manęs, va. Tai čia šita, kur atrištas DVD, bet mūsų šitas nedomina. Į šitą atsijungiu įtampą, kad hardo nejunginėčiau su maitinimu. Įsijungiam hardą ir toliau lygiai tas pats flešas. Įsijungiam. Vėl tenka laukti. Atsirado. Nieko aš nedariau. Keletą sekundžių. Vėl spaudžiam back. Pasileido Aurora.
Dabar žiūrėkit, einam į File Managerį. File Manager pasirenkam OK. Va, žiūrėkit, atsirado hardas, matot? Taip, hardas yra tuščias. Dabar kitą paspaudžiam mygtukėlį va tą. Čia pasirenkam flešą USB. Dabar USB šitą mano rakte yra va šitas papkė, kur į HDD reikia su X-uku suselektinti viską. Žemyn, žemyn. Tas readme gali būti, ten nieko neatsitiks. Viską paėmėm, einam į šoną, surandam kopiją, kad va, kopiją, nusikopinam, spaudžiam šoną, o šitą mygtuką. Perėjo į mūsų hardą, matot, hardas, ir pasirenkam tada paste. Čia yra šitą pusę ir čia pasirenkam kairę pusę ir pastą paspaudžiam. A raidė. Yes. Ir jis kopijuoja dabar. Viską nukopijavo, spaudžiam šitą ir išjungiam konsolę. Užgeso konsolė, išjungiam flešą. Dabar flešo nėra. Ir įsijungiam vėl. Va, iš hardo pasileido šitas bad avatar, bet vadinasi HDD, jis biškai kitaip vadinasi. Ir dabar jis startavo. Va, žiūrėkit, vėl pasileido ta pati programa. Ir jau nieko tik tais nedarykit, reikia laukti. Mirksi. Nieko nespaudžiat, laukiat tiesiog. Laukiat ir nieko nedarot. Pasileido Aurora, matot? Čia nėra tinklo, todėl jis prašo. Toliau vėl lygiai taip pat pasispaudžiat startą, pasirenkat content, einat prie add, change, pasirenkat HDD, tada content, atsistojat ant 16 nuliukų ir spaudžiat Y. Viskas, tada vieną žemiau pasirenkat 4, pavyzdžiui, žemyn ir save. Viskas. Ir dabar jis praskanuos visus žaidimus. Išeinat lauk. Va, žiūrėkit, žaidimai, kurie čia buvo šitam diske, yra likę. Ir lygiai taip pat, jeigu norėsit įsidėti žaidimus, spaudžiat čia, File Manager, žaidimus sudedat į HDD1, content ir nuliukai. O čia nusikopijuojat žaidimus. Viskas. Išjungiat, įjungiat ir vėl žaidžiat. Kaip pavyzdį prisijungsiu savo USB tą. Va, rado. Tada paspaudžiam vėl šitą šoną. Nueinam USB. Ok, va, content. Nuliukai. Ir čia va yra mano Doom. Einam į kairę. Ir susirandam, kur yra kopija. Kopija, spaudžiam A. Nusikopijavo. Tada paspaudžiam šitą. Mes esam va HDD1 ir kontente tam pačiam. Tai tiesiog dabar einam vėl į kairę pusę ir surandam pastą. Pastę. Sakom yes. Nusikopijavo. Išeinam. Turėtų būti žaidimas, nėra dar jo. Nu tada pasispaudžiam šitą ir sakom, kad eitų į Aurorą, nes jis per naują praskanuos tiesiog. Leidžiam.
Aurora vėl viską prasiskanuos ir turėtų atsiras žaidimas. Ne, neranda. Dar skanuoja. Scanning, matot, for content. Va, 5 atsirado, matot. Bet jis dar turėtų būti intikas, tada jis atsisuks ir viršelius. Va, žiūrėkit, ir dūm atsirado. Viskas turi veikti. Pasileido. Taip, norėčiau išjungti, nes jau man vėlus laikas yra. Tai vat, manau, kad aš šito flešo kopiją kažkur tai įsimesiu, greičiausiai komentarą savo. Kaip minėjau, flešo kopiją iškelsiu kur nors į komentarą, padarysiu nuorodą. Jeigu turit savo flešą, tai tiesiog kokį nors didelį talpą arba mažą talpą, jeigu turit, tai būtų paprašiau pirmą prisijunkit prie konsolės ir per konsolę galite susiformatuoti šitą flešą. Susiformatuojat, o po to jau iš kompo sukeliat visą informaciją, kas yra. Išskleidžiat tiesiog ir viskas. Tai tiek šiam kartui. Jeigu patiko, statot laikus, palaikykit mane, kad būtų geresnis kontentas. Tai ačiū draugai, iki sekančio karto.